Labadiena, mėly Agrobitės žiūrovai, Agrobitės portalo lankytojai, taip pat visi mūsų prenumeratoriai ir visi, kas esate nebejingi žemės ūkiui. Norėčiau šiandien pristatyti jums žmogų, kurį agroverslo, kaip čia pasakyti, bendruomenė tikrai žino. Tai yra gerbiamas Česlovas Tallat Kelpša, kuris yra Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas ir Vilkijos ūkis direktorius. Labadiena, gerbiamas Česlovai. Labadiena. Pirmiausiai taip pat paraginsiu visus, prenumeruokite mūsų kanalą YouTube tinkle, kad nepraleistumėte štai tokių pokalbių, temų, aktualių žinių ir viso kito. Būtinai tai padarykite, taip pat pasidomėkite, kuo užsiima Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija, jinai priklauso tarsi Žemės ūkio rūmams, pasižiūrėkite, kuo užsiima, kokios aktualios ir panašiai. O pagrindinė tema šiandien yra 113 milijonų eurų kompensacija, kurią nori iš valstybės per teismus gauti Lietuvos žvėrelių augintojai. Kreipėsi net 48 ūkiai į regionų administracinį teismą atlygint būtent žalą, nes žvėrelių auginimas bus uždraustas pagal dabartinius įstatymus nuo 2027 metų sausio 1 dienos. Taigi, gerbiamas Česlovai, klausėme jūsų, kodėl teko kreiptis į teismą ir atlyginti būtent tokio dydžio žalą, o ne kitokią, nes tarsi valstybė skiria kompensacijas. Žodis jums, prašau. Ačiū. Priežastis yra paprasta. Tos kompensacijos, tiksliau, aš jų taip nevadinčiau, bet taip jas vadina Žemės ūkio ministerija buvusi, kuri teikė šitą skaičių vyriausybei ir toliau nuėjo į Seimą. Taip vadinamų kompensacijų, ten 1 euras už audinę. Tai yra, jeigu kalbam apie kompensacijas, tai protų nesuvokiama, nes tam, kad paskaičiuot kompensaciją, reikia daryti vertinimą. Vertinimas nepadarytas, o tiksliau nepateiktas, o tas, kur padarytas, tai nepatiko ir jisai nebuvo naudojamas kaip dokumentas, tai nieko kito neliko, nes tas skaičius, kurį minėjote, kurį ūkininkai pateikė, jis yra paskaičiuotas, kaip sakant, naudojant universalią formulę. Nenustepsiu, jeigu teismas paprašys įvertinti kiekvieną ūkį, tai čia ateities klausimas, bet visiems, kad yra netvarkoj su skaičiais, tai akivaizdu, aš manau, bet kam, nes panašu, kada Danai uždraudė, laikinai tiesa, keliam metam uždraudė auginti po COVID-o, tai kompensacijos, jeigu lygint su tuo, ką ministerija vadino kompensacijom buvusi, pabrėžiu, tai skirtumas yra apie 150 kartų. Nieko tai savo. Aš sutinku, kad mes ne Danai, mes ne Danai, mes gal vargingesni čia dar, bet visiems, ne 150 kartų. Tai natūralu, kad ūkiai kreipiasi, nes nemato kito kelio. Sakykite, kad patikslinti žiūrovams, kurie galbūt nesusidūrė su kailiniu žvėrelių auginimu, jūs galbūt patikslinkite ir mane, jeigu aš kartais suklysiu. Pagal dabartinius teisės aktus tas kompensavimas, atsisakant kailinių žvėrelių auginimo, siekia 2024 metais, tai yra pernai metais siekia 3 eurai už audinę, 2025 metais numatyti 2 eurai už vienetą ir 2026 metams 1 euras už vienetą, ar taip? Taip. Kiek jau pasinaudojo šitą galimybę jūsų žiniomis, ar jums žinoma? Aš lyg ir girdėjau, kad ten vienas ūkis, bet ar tai tiesa, nežinau. Bet šiaip ūkiai, kurie dirba, tai jie dirba toliau, tikėdamiesi, kad tas absurdas bus, kaip sakant, panaikintas. Taip negali būti. Šiandien esame vakarų, manau, valstybė. Jeigu tai būtų Baltarusijoje, Rusijoje, tai suprasčiau. Beliktų emigruoti, jeigu nespėtų išvežti atgal į Sibirą, kur esu gimęs. Bet... Supratau, gerbiamas Česlovai, norėjau jūsų pasteirauti dar tokio dalyko. Vilkijos ūkis tarsi yra pats seniausias Lietuvoje auginantis kailinius žvėrelius, ar taip?
Tai iš tų, kurie tebedirba, tai taip, tikrai, manau. Tai ką reiškia, pavyzdžiui, tos kompensacijos jūsų ūkiui, jeigu jūs atsisakytumėt štai tų žvėrelių? Kokio dydžio jūs kompensaciją gautumėt, na, šiai dienai, tarkim, 25 metais, jeigu visus žvėrelius reikėtų atsisakyti auginti? Dabar bijau pasakyti, po kiek čia reiktų skaičiuoti, bet jeigu po 1 eurą, po 2, tai jeigu po 2, tai maždaug galima tikėtis, kad iki tarp 1,5 ir 200 tūkstančių. Tai kai kam, aišku, gali pasirodyti daug, bet turiu pasakyti, kad mūsų apyvartos būna nuo 5 iki ten vos ne 10 milijonų. Tai ta suma 200 tūkstančių, tai man užtektų vieną mėnesį sumokėti atlyginimus ir gal šiek tiek liktų su mokesčiais, turiu galvoj. Arba už tos pinigus nusipirkti pusę kotedžo Kaune. Gero tokio. Pusę. Nežinau, nežinau kainų, gyvenu kaime. Tai gerai. Bet kuriuo atveju tai yra, kada kalbama, kodėl ūkiai nesikreipia, tai ta suma kompensacijos yra šiuo atveju artima nuliui. Jeigu lyginant su danais, kaip matot, nesudaro ir 1%, tai o žinia nulį dauginant ir iš didelio skaičių lieka 0. Tai dėl to ta kompensacija, jos gavimas tai būtų tik, kaip sakant, kaip kompresas. Sakykite, na štai dėl kailinių žvėrelių uždraudimo, tokio lobistinę veiklą ir didžiulį spaudimą politikams darė gyvūnų tie įvairūs apsaugos organizacijos, globėjais, visokie aplinkosaugininkais prisimetantis žmonės, kaip aš vadinu, tušti narvai, tuščios galvos. Kaip vertinate štai, kad politikai pasidavė vis dėlto šitam spaudimui ir kokią žalą tai jau padarė Lietuvos ekonomikai? Jeigu vertinant visą sektoriaus įtaką kailinių žvėrelių, turiu galvoje įtaką ekonomikai. Aš tą pavadinčiau tiesiog neatsparumu propagandai, nes tai, ką jūsų minėti tušti narvai daro, aš vadinčiau propagandą, kur naudojami metodai, profesionaliai labai naudojami metodai, kaip paveikti žmogaus, reiškia, emocinę būklę ir jo priimamus sprendimus. Ir turim tai, ką turim. Čia parodė pavyzdį, kad net mūsų politikai nėra atsparus propagandai, jie nepabandė įsigilinti, įsitikinti, ar tai yra tiesa, sakykime, vien tas faktas, kad prie sprendimo priėmimo nei karto nebuvo kaip sakant, kreiptas į valstybinę maisto veterinariją tarnybą, kuri de facto atsakinga už gyvūnų gerovę Lietuvos ūkiuose, visų ūkinių gyvūnų, ir niekas nesiteiravo, kas ten ir kaip ten, ar ten tikrai yra negerai, niekam nebuvo įdomu, tiesiog emocija. Ir dabar, sakykime, jau yra Konstituciniam teismui, kur pateikta atskirų ministerijų ir veterinarinės tarnybos, kaip sakant, atsakymai į klausimus, juose nėra taip baisiai piešiama, kaip buvo priimant Seimo sprendimą. Sakykit, gerbiamas Česlovai, kokią įtaką tai daro ekonomikai arba žalą, kokią mes galimai galime patirti, jeigu kailinių žvėrelių verslas bus apskritai uždraustas? Man įdomi apyvarta, kokia bendra ūkių Lietuvoje gali būti? Dabar jinai yra gerokai sumažėjus. Vienas dalykas dėl to, kad mažiau ūkių ir čia po COVID ir karo pradžios yra nuosmukis, nes kailis nėra pirmo būtinumo prekė, tai natūralu, kai yra, kaip sakant, gyvenimas blogesnis, tai ta prekė nėra tokia paklausi, tai yra sumažėję, o ta draudimo įtaka man sunku vertinti, nes kiek ūkių sustabdė gamybą dėl to draudimo, kiek ūkių sustabdė dėl kaip sakant, ekonominės padėties.
netiesiogiai tai visi ūkiai paliesti, nes dabar, kaip sakiau, yra tokia, vadinkim, krizinė situacija ir natūralu kyla apyvartinių lėšų klausimai ir kiti. Tai jeigu anksčiau jie buvo išsprendžiami labai lengvai, įmant paskolas iš bankų ir kaip sakant, užkemšant tą laikiną skylę, tai dabar bankai natūralu neskolina, todėl ūkiai priversti, kaip sakant, savo lėšomis išgyventi, ne visi tą pajėgus daryti, nes tam reikia didelių atsargų. Nu, pavyzdžiui, kiek pas jūs ūkyje dirba žmonių? Bendrai taip. Šiuo metu, jeigu tik tai Vilkijos ūkį paimti, tai dabar apie 60-70. Bet vidutinis skaičius yra apie 100, jeigu paim pastarai ten 10-metį. Šiuo metu sumažėja. Supratau. Nes kas yra įdomu, na, jūsų sektoriaus patirtis, jinai gali būti naudinga ir kitiems sektoriams, nes, na, mes matome suvaržymus, kurie yra taikomi dėl aplinkosauginių įvairių reikalavimų. Apskritai neaišku, ką sugalvos toliau uždrausti, kad tas ūkis apskritai trauktųsi. Tai kaip jums atrodo, į ką turėtų atkreipti dėmesį, na, tarkim, galvijų augintojai, pavyzdžiui, tenais, ožkų augintojai, avių augintojai. Kaip jums atrodo, kad jie nepatektų į tokią situaciją kaip jūsų sektorius? Ką jūs galėtumėte jiem patarti? Čia faktiškai labai sudėtingas dalykas, nes čia patart kažką, sakykim, ką mes netai padarėm. Pirmiausia, reikia suprasti, kad žmonės, kurie kovoja prieš gyvulininkystę aplamai, tai jie tą daro profesionaliai ir tai yra jų darbas. Tai yra jų pajamos. Paimkim tos tuščius narvus, tos pačius. Jie skleidžia dažniausiai neteisingą informaciją, reiškia, apeliuodami į emociją žmogaus, sukelia emociją, tai, reiškia, prašoma aukoti ir tada žmonės paveikti, reiškia, to gailesčio gyvūnui aukoja ir tai yra jų pajamos, tai yra jų atlyginimai. Tai, kaip sakant, tai yra žmonės, kurie iš to gyvena. O jums neteko pagalvoti, kad, na, galbūt čia yra dabartinių 2 kartų problema, kada vis mažiau mato žmonės, jauni žmonės mato karves besiganančias, apskritai mažai kaime būna, į regionus neišvyksta. Gal ir dėl to, kaip jums atrodo, čia galėtų būti tas, na, sąmoniai toks perversmas būtent kartos mastu paimtas? Tas kaimo gyvenimo nežinojimas be abejo prisideda, nes ypač dabar, kada, jeigu kalbam apie gyvulininkystę, kur dabar, jeigu anksčiau į kaimą nuvažiavus, taip pamatysi kiaulę čia ir dabar, kur nors ten už tvoros kriuksint, tai dabar važiuok į kokį nors kaimą, nepamatysi kiaulės, o tie ūkiai, kurie augina profesionaliai, ten tikrai neįeisi, nes yra labai didelės biosaugos priemonės, ypač dėl afrikinio kiaulių maro ir visur kitur tas pats, reiškia, tų gyvulių netgi norėdamas sunkiai pamatysi, nebent ten organizuojamos kažkokios atvirų durų dienos ar kažkoks renginys ar panašiai, kada įleidžiami pašaliečiai, o tokių ūkininkų, kurie augina ten 2 kiaulės, 2-3, tokių praktiškai turbūt jau ir nelabai yra, bent aš nežinau, kaime gyvenu, bet nesu nei matęs, lygiai kaip nematau besiganančių karvių, kaip anksčiau, ten viena kita karvutė, ten kažkas tai ateina vakare iš ryto pamelžia šeimininkas ir panašiai. Man tai būdavo, nėra, reiškia, gyvulių. Prisimenu vaikystę, kuomet mes Kaune, čia aš kadangi esu tipiškas miestietis, 4 karta pas mane jau yra ant asfalto užaugusi, nei kaimo aš turėjau niekada gyvenime, neturėjau kaimo, žinokit. Tai bet aš prisimenu dar Kaune, kuomet vaikystėje mes žaisdavom su berniukais futbolą, mūsų kieme ir ten buvo aplinkiniai keli privatus namai. Mes gyvenom daugiabutyje. Keli privatus namai būdavo ir mes vis laikas nuo laiko girdėdavom, kaip skerdžiama kiaulė, pavyzdžiui. Apie vištas tai tikrai irgi girdėdavom. Nu, ir dabar dar galima pamatyti pas kauniečius
kiemuose kai kur ir vištas laiko žmonės dar. Tai va toks, va, kaip čia pasakyti, toks įvyko lūžis gana didelis tarp miesto ir kaimo. Aš nežinau, jisai taip išsigrynino iki tiek, kad na, jau miestiečiai nežino, kas darosi kaime, o kaimo gyventojams jau sunku suprasti ir susikalbėti su miestiečiais. Gerai, gerbiamas Česlovai, būtų dar toks štai klausimas. Štai tie tušti narvai, jie kreipiasi taip pat į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl Viktoro Pranckiečio, kuris pateikė Seimo įstatymo pataisą, kad kailinių žvėrelių draudimas įsigaliotų ne 2027 metais, o 2033 metais. Ir Seimo etikos procedūrų komisija atsižvelgia į jų skundą. Jie teigia, kad Viktoras Pranckietis neturėjo, kaip čia pasakyti, moralinės ar apskritai teisės teikti įstatymo projektą, nes jisai gavo paramą per rinkimus iš jūsų asmeniškai, gerbiamas Česlovai, ir iš vienos ūkininkės. Bendra ta parama 2200 eurų. Kaip jums dabar atrodo, kaip įvertintumėt apskritai vėlgi tokį sprendimą, vėlgi tą spaudimą ir kaip čia tą istoriją galėtumėt pakomentuoti? Kokią jinai turi čia prasme? Nu, aš manau, kad tai kaip ir sako, kad tas įstatymas, kuris leidžia remti kandidatus į Seimą ar ten į kitas pozicijas, kad jis tada turėtų būti arba panaikinamas ar kažkas kito, nežinau net kas padaryta, nes tikimybė, kad kažkas tai rems kažkurį kandidatą ne dėl to, kad jisai, kaip sakant, nedalyvaus, kaip šiuo atveju ponas Pranckietis neturėtų dalyvauti svarstant, anot komisijos svarstant žvėrelių augintojų iškeliečiančius klausimus, tai bet kuris Seimo narys gavęs paramą iš kažkokių žmonių, o kartais tos paramos būna ne 2 ir ne 3 tūkstančiai, ir net ne 10, tai tada jie negalėtų dalyvauti balsavimuose dėl tuos žmonės, kurie aukojo, kaip sakant, interesų, galimų interesų, kaip ir ten parašyta. Juolab, kad juridiniai asmenys apskritai negali remti. Ne, tai juridiniai neremia ir aš remiau kaip fizinis asmuo, tai taip, negali remti, bet aš nesuprantu tada to įstatymo prasmės, negi aš turiu remti tą, kas prieštarauja mano principam. Kas nesirūpins jumis, taip? Ne, aš ne tai, kad mumis rūpinsis, aš tiesiog manau, kad tie, kurie remia, jie remia tuos, kurie artimi yra pagal savo principus, kažkokius pagal savo supratimą politikos, tai tuo tai remi, negi remsi tai, su kurio politika tu nesutinki. Tai natūralu, kad sutinki, tai remi, tai natūralu, kad jis elgiasi pagal savo suvokimą ir netiesiogiai galima teikti, kad jisai daro kažkokius veiksmus naudai to, kuris rėmė, bet čia totaliai reiktų žiūrėti, tai dabar šiuo atveju jam rekomenduota nedalyvauti tokiuose svarstymuose, tai dabar ar buvo per Lietuvos istoriją visą, kad kažkas tai nusišalintų nuo kažkokio klausimo, nes galimai tas svarstymas gali reiškia būti naudingas kažkuriam iš to konkretaus Seimo ar ten kitos renkamos, reiškia, institucijos nario, reiškia. Rėmėjų, kaip sako. Rėmėjai, taip. Tai yra absurdas. Tai natūralu, kad tas, kas remia tą, ką jis palaiko. Nu tai va, taip nutiko ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kur prezidentu tapo Donaldas Trumpas ir štai vienas iš jo pasirašytų įsakymų yra apskritai užkardyti bet kokią paramą įvairiems aplinkosaugininkams, fondams, kurie veikia panašiai kaip tušti narvai.
Kaip jūs vertinate tokį, Donaldo Trumpo sprendimą? Aišku, jisai ne mūsų prezidentas, bet vis tiek įdomu, gal yra ir mums iš jo ko pasimokyti. Kaip jums atrodo? Aš dar norėčiau šiek tiek grįžti atgal prie to, reiškia, tenai, kur etikos komisijos nuspręsta, kad tas galimai man gali būti naudinga, tas projektas, tai aš galiu taip pašaržuoti. Pasiūlymas buvo atidėti ten keliam metam, ten 3 ar 4 dabar. Tai čia paklausčiau, jeigu jūs kažkas ruošiasi nugalabyti, tai ar norėtumėt, kad greitai, ar kad dar ir pakankintų. Tai ten klausimas, kiek mums iš tikro tas projektas yra naudingas. Aš matau prasme jo tiek, kad būtų suteiktas laikas bylinėjimuisi ir tiek. O kalbant apie Trumpą, tai nelabai žinau, kokius ten fondus, reiškia, apkarpys ar rėmimus ir panašiai. Tai, bet be abejo, dabar, kaip sakiau, tie fondai visokie tampa profesionalių žmonių pragyvenimo šaltinių, reiškia, jie kūrė turinį ar kažkokią vysto veiklą daugiau tam, kad tiesiog užsidirbtų pinigų. Jie iš to gyvena. Tai aš manau, tai nėra gerai, nes tos visuomeninės organizacijos turėtų ir būti visuomeninės, kada žmonės, kaip sakant, aukoja savo laiką, kažką tai daro, kuria, o kada tampa pragyvenimo šaltinių ir tokių... Tai jos diskredituoja apskritai pačią idėją visuomeninės organizacijos. Taip, tai ir kovoti su jom sudėtinga, nes tai daroma, kaip sakant, profesionaliai, yra didžiuliai biudžetai, kurių, sakykime, paimk reklamos, kiek ten atsiversk, ten ypač prieš gegužės mėnesį, kada visi deklaruoja ir skiria paramas, tai pažiūrėkit, kiek reklamų tokių. Matome verkiančius galvijus, karves verkiančias. Jo, daromi projektai, aš ir pats galiu pasakyti pavyzdį apie tos pačius šiandien kažkaip gal per daug minimus tuščius narvus, kada jie gavo per Erasmus pinigus projektui, kuris faktiškai buvo nukopijuotas nuo kelių dešimčių senumo dokumentų paruoštų kitų organizacijų Europoje, kurios trumpai pavadinti reiktų kaip išmokinti jaunus žmonės, kaip sakant, apgaudinėti, aš pasakyčiau, tiesiog kitus išviliuojant pinigus. Ten kaip aukoti ir panašiai pamokos. Ir tai padaryta Erasmus pinigais. Tai jeigu tokie projektai bus išeliminuoti, tai aš sveikinu. Bet jeigu tai palies Ukrainą, sakykime, tai aš labai nesveikinu. Taip. Dar tokio dalyko norėjau paklausti, jūs kalbate, kad štai tos visuomenės organizacijos, jos labai profesionaliai mėgina paveikti visuomenės sąmonę, per emocijas, visą kitą. Kaip jums atrodo, ar Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija nepadarė kažkokių būtent klaidų, gal per mažai dėmesio skyrė irgi apskritai tai propagandai, antipropagandai, kaip sakoma? Netrodo jums? Be abejo, aš manau, kad be abejo padarėm klaidų, nors iš tiesų tai nežinau, ką ten daug. Rezultatas rodo, kad mes tikrai, kaip sakant, nepadarėm visko. Bet iš tiesų tokioj situacijoj, kada tu elgiesi, kaip sakant, čia kaip bet kur teisėjai paimk, reiškia, teisė ir neteisė, kada susiduria, tai neteisė visada pirmauja, tu visada bėgi paskui, tu negali eiti priekį, tu nežinai, ką dar sugalvos rytoj, tu negali ir antras dalykas, tu negali tokios emocijos sukurti, kokią sukuria, sakykime, ten parodo kažkokį baisiai kenčiantį gyvūną, tas veikia, net ir mane veikia, nors aš, kaip sakant, esu to išakoj. Aš atsimenu, prieš porą metų lygtais jie pagarsino tokį vaizdo įrašą, ten
tyrimą didžiulį nuo 2019 iki 2023, slapta filmavo ten, kaip tenais elgiamasi su tom audinėm, kaip jas mėto tenais į tas, kaip čia pasakyti, nežinau į ką, nes tikrai nesu specialistas jūsų sektoriaus. Kaip va tą pakomentuotumėt, nes tikrai grįš jie dar prie to savo tyrimo, mėgindami pateisinti savo, kaip čia pasakyti, gyvavimą ir dėl ko jie gauna pinigus. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti, kodėl, pavyzdžiui, ten tos audinės buvo mėtomos? Be abejo, tokių dalykų neturi būti, aš, čia vienareikšmiškai tokių, kai kurių iš tų vaizdų, kurie rodyti, tikrai neturi būti. Kai kurie vaizdai yra tiesiog parodyti, nieko ten, kaip sakant, normalūs vaizdai, tik tai jie pakomentuojami tinkamai ir žmogus, kuris nesupranta, nežino to, tai ir tas gali paveikti. Yra čia kaip sakyt, maišoma truputis tiesos, truputį melo, nes jeigu mes apie žmoniją spręstumėm užsidarę visiškai, nuėję į traumatologinį punktą, sakykim, ir nieko nematydami už jo, tai kaip mes įsivaizduotumėm, koks žmogaus gyvenimas yra. Žmonės serga, vien tik serga ir panašiai. Tai čia kaip sakytų, yra tenai kiti, reiškia, Lenkai ten yra darę tyrimų, kada infiltravo žmonių ten į tą organizaciją, pas juos yra tai, mūsų tuščių narvų, galbūt ir gimdytojai, pūstė kletki, tai kaip sakant, žmonės tą ir padaro, čia netaip sunku padaryti, kad audinės susipjautų, sukeistų dvi audinės ten vietom narveliuose ir bus tiek triukšmo, kad ir tiek kraujo, kad turėsi ką rodyti. Gerai, jeigu žmonės iš tikro rūpintųsi gyvūnų gerovę, tai netgi jeigu jie ir pamato tokius dalykus, tai turėtų iš karto, kaip sakant, imtis veiksmų tam gyvūnui padėti ir, kaip sakant, užkardyti tokį dalyką. Atsižvelgiant, gerbiamas Česlovai, atsižvelgiant į jūsų patirtį tiek visuomeninės organizacijos veikloje, tiek versle, kaip jūs galėtumėt prognozuoti štai tą teismo sprendimą, kaip jums atrodo, kiek laiko tai gali užtrukti su teisininkais, vis tiek jūs tarėtės turbūt. Kada galima tikėtis? Kalbam apie tą žalos atlyginimo bylą. Taip. Nežinau, aš manau, kiek keli metai tai užtruks tikrai. Nes dar priklausys nuo konstitucinio teismo sprendimo, nes čia mes nešnekėjom apie tai, kad ne tik tai mes abejojam to sprendimo, kaip sakant, teisėtumu ir teisingumu, bet suabejojo ir nemaža dalis Seimo narių, įskaitant tuos, kurie ir balsavo. O ten ir prezidentas yra pasisakęs, kad jisai irgi mato, kad čia kažkas ne visai gerai ar panašiai išsireiškė. Tai priklausys dabar nuo konstitucinio teismo daug kas taip pat. Taip, pirmoje eilėje mes ir prašėm teismo, kad atidėtų žalos bylos nagrinėjimą, kol nebus konstitucinio teismo sprendimo. O kada jisai maždaug turėtų būti? Nežinau, aš tikiuosi, kad šiais metais. Gerai. Bet aš tikiuosi, kad Lietuvoje vis dėlto teisinė valstybė ir netgi jeigu, nors kai kurių teisininkų nuomonė toks draudimas prieštarauja Europos teisei, bet net jeigu Lietuva ir gali tą daryti ir tai yra teisėtas sprendimas drausti, tai prievolė sąžiningai atlyginti, tai jinai yra niekur nedingsta, kaip sakoma. Europos taip niekur nedingsta. Gerai, gerbiamas Česlovai, žodžiu, turime naują ministerijos vadovybę, nes jūs porą kartų pabrėžėte, kad buvusi ministerija, dabar yra esama ministerija, esamas naujas ministras, kuris yra ūkininkas. Ko tikitės iš naujojo ministro? Ar palaikys jūsų sektorių, ar buvo tekę susitikti ir pasikalbėti apie tai? Jisai tikrai nėra, kaip pasakyti, praeitas ministras, jeigu žiūrėt privačiuose pokalbiuose, irgi nebuvo prieš, bet kada reikėjo
pasakyti garsiai ir viešai, tai tada jis pasakė taip, kaip jam liepta. Tai jis nekartą asmeniškai sakė kitokią nuomonę, negu buvo parašyta vyriausybė, reiškia, teikiant išvadą. O naujasis ministras neslėpė, kad jisai nori, kad būtų viskas padaryta sąžiningai, ko aš ir tikiuosi iš jo. Gerai, gerbėmieji, šiandien mes kalbėjome su Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininku gerbiamu Česlovu Tallat Kelpša. Ačiū Jums labai, gerbiamas Česlovai, už šį malonų pokalbį. Ačiū, kad sakant, rūpi tas klausimas. O visiems, žodžiu, mūsų žiūrovams rekomenduosiu, užsiprenumeruokit mūsų kanalą, mes Jums ruošiame nemažai naujienų, apie kurias dar nepranešame, bet jų bus. Taip, kad junkite, sekite, ką mes darome ir būtinai domėkitės, kaip seksis kailinių žvėrelių augintojų asociacijos nariams apginti savo interesus. Iki, sakau, sėkmės. Ačiū, viso gero.